Sveiki. Matau, kad jau esu prisijungus. Kelias minutėlės palauksiu, gal dar kažkas tai norės gyvai sudalyvauti, ne vien tik tai live transliaciją žiūrėti įrašą. Vienas žmogus, matau, yra. Tiesiog aš pradėsiu netrukus, o visi, kas prisijungėt, jeigu turėsit klausimų, būtinai rašykite komentaruose. Jeigu aš dabar jų neužmatysiu, tai atsakysiu tada, kai jau baigsis live transliacija. Pasistengsiu viską kompaktiškai išdėstyti. Ir pirmiausia, noriu prisistatyti, nes šitoj grupiai yra žmonių, kurie manęs nepažįsta, kurie prisijungia, nėra mano drauguose, nėra dalyvavę jokiuose mano, nes yra dalyvavę mano įvairiuose webinaruose, kažkas keliavęs į Indiją. Tai aš esu Rolanda vardu, mano pavardė Jankūnė, šiaip iki šioliai aš save prisistatinėdavau Rolanda Lu, tačiau pasikeitė mano pavardė ir dabar jinai yra tokia. Ir aš esu, kaip dabar save vadinu, tai esu vidinio augimo mentorė ir padedu žmonėm veikti, kurti, save realizuoti būtent iš vidinės erdvės, o ne iš išorinių kažkokių tai dalykų. Mano yra toksai suvokimas, kad viskas auga iš vidaus, ir gėlė, ir vaikas. Ir todėl, kada mes keičiame savo viduje, tai keičiasi ir paveikslėlis aplink mus. Mes kaip veidrodžiai, mūsų gyvenimas kaip veidrodžiai atspindi tuos vidinius pokyčius. Tai čia tokia mano yra filosofija, jeigu taip galima pavadinti. Ir aš tuo užsiimu, vedu mentorystės, kursus, seminarus ir taip toliau. Bet šį kartą čia ne apie tai. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad aš nesu kokia ajurvedos specialistė. Ir kad mano kelionės į Indiją atsirado kaip mano dalis vidinio augimo, kuris prasidėjo 2009 metais su pirmuoju išvažiavimu į Indiją, bet apie tai tikriausiai, jau apie tai dabar galiu papasakoti iškart. Nes žadėjau papasakoti, kokiagi mano patirtis yra to Indijoje ir su kuo jinai susijusi, ir tada pereiti prie tos temos, kuri daugeliu žmonių vis dar kaip klausimai užkliūna. Tai kas apskritai tas yra ajurvedinis gydymas, arba kas tai yra pančakarma ir kas ten vyksta. Ir aš noriu jums papasakoti, tarsi galbūt praplėsti kažkokius tai suvokimus kai kurių žmonių, kurie galvoja, kad ajurveda arba pančakarma tai yra kažkokia tai žarnyno valymas, arba pavyzdžiui tai yra spa, prilygsta spa. Tai tą mitą noriu sugriauti ir papasakoti apie tai, kokią pančakarmą aš patyriau ir tie žmonės, kurie yra važiavę su manim. Taigi, Indija mane pasikvietė 2009 metais, tai matot jau kiek daug laiko yra. Ir ta pirmoji kelionė buvo su draugė dviese visą mėnesį. Mes prakeliavom skersai išilgai, nežinau, sakau skersai išilgai, bet nuo Mumbajaus iki paties piečiausio Indijos iškyšulio krašto. Tai vadinasi Kanjakumaris, kur susijungia du vandenys, ne? Tai iš tikrųjų mistiška vieta ir ji beje yra visiškai netoli nuo tos vietos, kur mes važiuojame į kokią kliniką, važiuojame, ir todėl labai dažnai karts nuo karto mes ten apsilankom. Tai yra verta dėl sielos iš tikrųjų tą vietą aplankyti, nes tai yra piligriminė vieta, viena iš tokių piligriminių vietų, kokios yra Indijoje. Ir iš tikrųjų nuo 2009 metų, kada prakeliavau visą mėnesį su kuprinė, autobusais, traukiniais, lėktuvais tik tai į Indiją atskridoma, visa kita buvo rikšom, vietinių transportų. Tai nuo to laiko aš, nežinau, turbūt 11 kelionių, dabar bijau, net reikėtų skaičiuoti vėl iš naujo, 11 turbūt bus ar kaip. Nes nuo 2009 po to sekė mano kelionė 12 metais, tai yra viena reikšmingiausių kelionių, kuri buvo po tokios gana ilgos pertraukos, ir aš tuo metu turėjau tikslą nuvažiuoti į Satya Sai Babos ašramą, į kurį ir nuvažiavau, ir aš keliavau su draugu tuo metu. Ir iš tikrųjų tai buvo kažkas tokio, kas mane iš tikrųjų
pakvietė jau ne vien tik tai protą mano, kaip buvo patį pirmąjį kartą, bet pakvietė mano sielą. Ir aš iš tikrųjų įstrigau to Indijoje, esu įstrigus ir fizinė prasme, bet realiai įstrigau savo siela mano įstrigo Indijoje ilgam ir ta Indija manęs nepaleidžia ir aš visiškai nebesipriešinu tam, vadinasi, taip turi būti. Ir kas toliau 13 metais, 14 metais ir išmaišiau ir didelę dalį Šiaurės Indijos, bent jau pačiuose populiariausiose vietose buvau ne po vieną kartą. Ir kaip dviese su draugu ir paskui jau su grupe, kai aš pradėjau 18 metais rinkti grupės moterų ir važiuoti į Indiją. Tai 18 metai buvo pirmoji kelionė. Nuostabi kelionė, iškeliavom 14 moterų ir tai buvo pažintinė kelionė po pietų Indiją, po Keralą ir tikrai jinai paliko, kaip žinot, pirmas vaikas gal ir sunkiausia būna, ne, tenai patiri visokių nežinomybių, bet po to supranti, kad dėl to, ką patyrei, ką netgi sunkumai tie, kurie buvo, tai netgi tampa mylimiausias vaikas. Nors turbūt neįmanoma skirsti tokių dalykų, bet čia šiek tiek pajuokavau, pusiau juokais, pusiau rimtai. Tai vat, ir iš tikrųjų 18 metai, 19 metai, tų pažintinių kelionių buvo ne viena, ir buvom ir Šiaurės Indijoje, ir Radžastane, po dykumas, ir su kupranugariais, ir su drambliais, ir ko tik tai nebuvo, ne? Bet paskui atėjo toks momentas, ir tai atsitiko dėl to, kad kaip ir kiekvienam žmogui, jeigu jis domisi savo vidumi, tai jisai nebejotinai domisi ir savo išorę. Jam fizinis kūnas nėra vien tik tai, na, rūbais aprengti, pamaitinti skaniai. Jisai supranta toks žmogus, kad tas kūnas sensta, norim to ar nenorim, kad mes per savo gyvenimą ir įvairias situacijas prisilenkam įvairiausių lygelių ir lygų, ne, ir visokių, ir apsiteršiam, ir visokį maistą valgom, ir visaip galvojam, ir visaip jaučiamės. Ir visa tai neišvengiamai palieka pėdsaką mūsų fiziniam kūne. Ir štai kodėl man užkliuvo Ajurveda, kur 19 metais mes ir išvažiavome į tą pirmą tą kelionę. Pančakarma, kur buvo, pavadinau tai jaunystės ir grožio atostogų moterim, nes kaip ir pradėjau kviesti moteris, taip ir toliau kviečiau moteris, nors dabar jau ir vyrai važiuoja kartu. Bet tai buvo pati pradžia ir aš labai ilgai ieškojau klinikos, į kurią norėčiau nuvažiuoti. Tiesiog buvau labai daug skaičius, daug girdėjus, daug visko. Ir čia man labai padėjo mano draugė, kuri gyvena Delyje, Eglė, su kuria mes ir kitas keliones, jinai turi agentūrą savo kelionių. Ir mes tas keliones kartu kūrėm. Ir būtent jinai man padėjo išrinkti šitą kliniką. Kodėl aš ją pasirinkau? Tai ta klinika vadinasi Dr. Franklio Pančakarmos centras. Ir aišku, kada aš važiavau pirmą kartą, nieko per daug nežinojau, tik tai pasakojimai, tik tai pasiskaitymai kažkokie tai. Bet man čia labai padėjo amžinatilsį docentė Aleta Chomičenkienė, kuri pati Ajurvedą Indijoje buvo studijavus ir jinai iš tikrųjų mes tada ir atsimenu paskaitą surengėm, jinai daug pasakojo apie Pančakarmą, apie tai, kas tai yra ir išsklaidė visokius mitus mūsų. Ir jinai man labai padėjo tokį praplėsti suvokimą apie tai, kasgi ta Pančakarma, kas tas ajurvedinis gydymas, kas jame yra labai svarbu. Ir tuo pačiu jinai padėjo pasiruošti mums. Štai nuo to laiko aš pasiruošimą šitai kelioniai laikau ne vien tik tai, kada mes ten bilietus perkame, kada nusprendžiam, kad važiuojam ir taip toliau, ten visi tie techniniai dalykai, ne? Bet aš kelionę pradedu dar, Pančakarma man prasideda dar būnant Lietuvoje ir aš rekomenduoju visiems savo kelionių dalyviam, kad jie pradėtų tai detoksikaciją, padėti organizmui greičiau nuo šlakų laisvintis.
naudojant tam tikrus ajurvedinius preparatus jau būnant Lietuvoje. Ir čia vienas iš tokių, bet gal aš padarysiu kitą live transliaciją apie tai, kokie ajurvediniai preparatai yra ir kuriuos galima netgi Lietuvoje įsigyti, kokios kompanijos yra, tiesiog bendram tokiam išsilavinimui, manau, kad būtų visai nieko tokia tema, nes aš šią prasme sukaupusi esu pakankamai tokios grynos patirties, nes aš pati tos preparatus nuolat naudoju. Pavyzdžiui, Trifala toksai preparatas yra ir jisai yra įvairių kompanijų Indijos ir ne tik Indijos kompanijos jį gamina jau, bet ir iš tikrųjų yra visko ten, ir kunkumadė aliejus, ką galima vežtis iš Indijos ir prieskoniai, tai tai aš gal padarysiu atskirą tokią live transliaciją, tiesiog tiem, kurie savarankiškai važiuoja, kurie nori parsivežti kažką, kad būtų praktiškai aišku toksai, ką galima vežti ir naudoti. O dabar mes grįžtame prie šitų ajurvedinių kelionių ir dar pradėjau pasakoti, kaip vis dėlto Leta Chomičenkienė padėjo man tą susidaryti kryptį ir vis dėlto jos patarimas būtent į šitą kliniką važiuoti, nes jinai buvo ir Himalajuose, išbandė pančakarmą ir Pietų Indijoje ir vis dėlto jos rekomendacijos, ir Eglės rekomendacijos, kad vis dėlto reikia važiuoti geriau ten, kur šilta, bet drėgnuoju periodu, kada musonai prasideda. Paskui pasakysiu, kodėl taip svarbu, kad žiūrėtumėte iki galo, jeigu įdomu apie tai, kodėl vis dėlto musonų periodas yra vienas geriausių važiuoti į pančakarmą. Štai, bet Indija iš tikrųjų, dėl ko aš tokia taip lengvai dabar jaučiuosi to Indijoje, tarsi aš ten gyventoja būčiau. Tarsi man visiškai jokio skirtumo, ar Lietuva, ar Indija. Na, žinoma, kai šitie kartų buvau, tos patirties yra labai daug, bet ta patirtis, žinokite, jinai buvo ne vien tik tai malonė, ne? Ir aš iš tikrųjų Indijoje buvau strigusi visai fiziniais būdais, ne vien tik tai mano siela užstrigo tenai, ne? Ir širdis. Aš buvau 20 metais 4 mėnesius prabuvau Ašrame karantinę per pačią madingosios ligos epidemijos tos piką. Ir buvau visiškai uždaryta, be jokių šansų išskristi. Ir beje vakar, šiandien yra ta lemiama diena, kada aš gavau bilietus ir skridau iš Indijos. Kada aš iš Delio per visas tos šlagbaumus, per tas užkardas, su visokiais skafandrais, ten ištisa epopėja buvo, už pinigai buvo, surinko žmonės man tos pinigus, nes tie 4 mėnesiai visi bilietai dingo, reikėjo naujus pirkti ir man padėjo žmonės suaukojo pinigų, nes aš sėdėjau be darbo, aš online dar tada nedirbau ir ačiū visiems tiem, kurie iš tikrųjų man padėjo tuo metu. Ir aš tai širdį savo nešiojusi iki šioliai tą pagalbą ir esu dėkinga labai labai. Ir aš kai išskridau būtent 17 dieną iš Delio į Frankfurtą, praleidau naktį Frankfurto oro uoste ant grindų su bičiulė kelionių, kuri irgi keliavo iš kitos vietos, bet mes kartu keliavom. Ir parskridau į Lietuvą, šiaip ne taip. Ir tai buvo 4 mėnesių užstrigimas ir paskui dar vienas užstrigimas buvo pernai metais, kada aš pavasarį skridau į Indiją, irgi Frankfurto oro uostas manęs neišleido. Tai yra tiesiog kažkokia tai irgi karminės vietos, karminiai taškai, kur realiai įvyksta tam tikri giluminiai pokyčiai. Tai manęs neleido dėl ten vizos dalykų, kurie iš tikrųjų buvo viskas ten teisingai, bet tiesiog Kataro avialinijos apsisaugodamas manęs neįleido. Ne apie tai kalba. Ir aš vis tiek įskridau tenai, kažką praradau, kažką tai atradau ir rudenį aš vėl įskridau su grupė jau į Pančakarmą per Delį. Ir Delyje, kas važiavo tuo metu, gal Jolanta žiūri, ar viena ar kita Jolanta, nežinau, tai prisimena, kaip aš Delio senajame Delyje. Tiesiog man pavogė pinigus ir pasą. Ir štai ta patirtis mano, kad aš tiek metų keliavus ir niekada man nieko nebuvo, net pačiose kritiškiausiose situacijose, kur tikrai gali ir vagysčių pilna ir visa kita,
Ir įvyko tai vat kaip tik tuo metu, nors aš visiems žmonėms pati sakydavau, kad palikit ir pasą užrakintą seife, viešbutyje, pinigų visų nesidėkit į vieną vietą. Ir kelionė ir Indija mano smegenis suminkštino visiškai, nuovargis ir aš praradau budrumą ir atsitiko taip, kaip atsitiko. Ir vat aš turiu patirties tokios, kokios, nelinkiu niekam, kaip reikia iš Indijos išvažiuoti neturint paso, nes paso jo ten neišduoda ir ką reikia daryti ten. Žodžiu, kodėl aš jums tai pasakoju? Aš tai pasakoju todėl, kad aš nesu tas žmogus pasakyti, parodyti, kad nesu tas žmogus, kuris vieną kartą įžengė koją į Indiją ir dabar kviečia kitus žmonės važiuoti. Indijoje yra daug mano energijos, mano širdies, mano patirties, mano meilės. Ir aš ten jaučiuosi puikiai, nesvarbu, kad ir kas ten man bebūtų nutikę. Tai va, tai šitokia buvo įžangėlė, o dabar norėčiau papasakoti šiek tiek apie Ajurvedą. Ir aš jau jums sakiau, kad aš nesu Ajurvedos specialistė jokia, kad aš į Ajurvedą atėjau grinai iš, gal šiek tiek smalsumo, o kita dalis buvo asmeninis poreikis, nes kaip ir sakiau, ateina laikas, kada keičiamės, hormonų pusiausvyra kinta, ne? Kada moterim tai labai labai aktualu, ne tos visos pauzės ir kaip vis dėlto kūnas keičiasi dėl to. Ir man norėjosi kažkokio tai palengvintam kūnui gyvenimą, ne? Ir aš atradau taip, norėjau išbandyti Ajurvedą. Noriu pasakyti teisybės dėlei, nes buvo toksai viena tokia replika, komentaras, kaip galima, net neklausimas, buvo po vienu mano postų Facebook, mano profilyje, kad tai kam čia važiuoti į Indiją, jeigu mes galime detoksikuoti, išvalyti organizmą, puikiausiai ir Lietuvoje. Taip galim, aš pilnai sutinku. Mano kelionė per detoksikacijas yra gana ilga ir tai prasidėjo Lietuvoje. Tai prasidėjo nuo vegetarizmo, nuo nevalgymo, pasninkavimo, nuo žarnyno valymo, kepenų valymo, įvairiausiose buvau vietose, kur kepenis valiausi, kur žarnyną valiausi. Ir taip tai padeda ir tai yra puiku. Bet aš dabar pabandysiu pasakyti, kodėl man labiau limpa vis dėlto Ajurveda. Tai yra viena iš priežasčių, todėl kad aš esu kapos tipas. Mano yra kapa doša, paskui vėliau pasakysiu apie 3 došas, kokias yra svarbios Ajurvedai. Tai mano došai vis dėlto šiluma yra vienas pagrindinių dalykų, kuris padeda atsipalaiduoti ir kūnui, ir mintim, ir emocijom. Ir aš daug geriau jaučiuosi vasarą, negu kad šaltyje susitraukus, nors puikiausiai pakeliu šaltį ir karštį. Tačiau mano komforto zona vis dėlto ir atsipalaidavimas yra šiluma. Ir Indijoje, ir ypač musono periodu, kada yra drėgmė ore ir yra dar labai šilta, yra ideali terpė organizmui išsilaisvinti iš toksinų, jeigu tinkamai yra organizuojama ta visa pančakarmos procedūra, gal taip vadinkim, jinai yra pakankamai ilga ir iškart pasakysiu, kad minimalus laikas yra 10 dienų tik tai susipažinimui ir jeigu nėra jokių kažkokių didesnių ligų ir jeigu pirmą kartą rekomenduojame, bet jeigu norime daugiau savo kūnui padėti, tai yra 21 diena, bet tai reikia būti tam pasiruošus, kad važiuoti 21 dieną. Ir net 14 dienų reikia būti pasiruošus, nes tai nėra šiaip savo poilsiavimas. Pančakarma nėra spa, tai nėra malonus masažai. Taip jie malonus, bet jie malonus kitaip. Pat žodis pančakarma ir jo karma, jūs girdite tą, ne? Mes žinom žodį karma kaip atpildas kažkoks, bet karma iš sanskrito kalbos yra darbas. Ir pančakarma yra darbas tiek pacientui, tiksliau tam pacientui, žmogui, kuris atvažiuoja, ligonį jo nevadinsi, nes dauguma žmonių važiuoja profilaktiškai, bet važiuoja ir tų, kurie serga ir turi rimtų labai ligų ir onkologinių. Žinoma, ten reikia ne vieną kartą važiuoti, ten reikia, kad būtų ir pasisakyti apie tai, ir atsižvelgia gydytojai tas diagnozes visas, bet iš tikrųjų palengvina daugybę dalykų. Tai jeigu žmogus yra tik tai profilaktiškai,
Tai jam, bet vis tiek jam ten yra darbas. Kodėl darbas, dar vėliau pasakysiu. Ir nereikia visų kortų iš karto atskleisti. Tai pančakarma iš tikrųjų yra toksai dalykas, kuris gimė prieš 5000 metų minimum. Minimum, sakau. Ir jisai yra ajurvedos filosofijos dalis. Ir jisai gimė Indijoje. Todėl daug kas sako, yra ir Europoje, ir ajurvedos gydytojų, ir indų yra, ir indų masažistų yra. Ir tikrai yra puikių specialistų. Ir aš matau, kaip Vokietijoje yra iš tikrųjų ir ajurvedos centrų, ir kitose šalyse jų yra. Tačiau aš labai noriu be jokios čia reklaminio kažkokio dalyko. Aš visiškai nesuinteresuota reklamuoti to dalyko, kad važiuotų žmonės, kurie nenori, nereikia ir jie nepasiruošę tam. Man visiškai to nereikia. Bet aš noriu, kad jūs atskirtumėt tokį momentą, kuo skiriasi ajurveda, netgi Lietuvoje yra puikia vieta, bet gali būti puikiausi specialistai, dauguma jų tikrai puikus. Gražiai organizuota aplinka, kuo Indijoje ne visada pasižymė, ypač tos nepopsinės klinikos, ne? Ten aplinka nėra akcentuojama kaip svarbiausias dalykas. Indijoje akcentuojamasi arba į išorinį paveikslėlį, į gražią, komfortišką aplinką ir su ajurvedos pančakarmos priemaišom. Tokiais inkliuzais, ne? Bet tai nėra tradicinė gili pančakarma. Nors kita vertus, gilios tradicinės pančakarmos turbūt Indijoje tik tai viena kita vieta realiai yra. Nes ne vienas europietis nepakels to, kas ten yra daroma. Todėl vis tik tai reikia pasakyti, kad adaptuoti tie dalykai yra, pritaikyti vis tiek, visur jie yra pritaikyti. Nes pasaulis keičiasi, žmonės keičiasi ir pati ajurveda vis dėlto jinai kinta, jinai negali būti tokia, kokia buvo prieš 5000 metų, nes prieš 5000 metų nebuvo daugybės dalykų, kurie dabar yra. Ir todėl vis dėlto grįžtant prie temos, kodėl Europoje ir gydytojai gali būti indai ir puikiausi specialistai, nėra tos terpės, nėra tos šilumos ir drėgmės santykio. Ir laikas, kada geriausias tai daryti, tai yra daryti būtent spalio mėnesį, jeigu taip pasižiūrėjus. Mes važiuojame rugsėjo mėnesį ir priežastis yra visiškai paprasta, labai buitinė ir pragmatiška, todėl kad nuo spalio mėnesio kainos didesnės būna. Ir todėl važiuojame, bet jau rugsėjai jau be prasidedantis musonai yra. Ir praeitą kartą, kai mes buvom praeitą rudenį, lyjo normaliai, bet ir šiluma tokia ir drėgmės santykis, kad iš tikrųjų yra komfortiška. Naktį gerai nulyja, dieną saulė šviečia ir tvanku, ir minkštas oras ir visa kita. Tai va. Ir kas dar yra, dar plus dalykas, dėl ko Europoje ir Indijoje kitaip yra, dėl to, kad mano suvokimu, aš tikrai nepretenduoju absoliučią tiesą, todėl, kad tonos aliejaus reikalinga. Tai yra tonos. Jeigu, tarkime, aš esu buvusi Lietuvoje, procedūroje tokia, aliejus yra taupomas, nes jis yra brangus labai. Indijoje jo yra daugiau, nes jie tikrai orientuojasi tai, ne? Tas aliejus su tam specialiom žolelėm ir taip toliau, ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, aš dabar jau nebeatsimenu to skaičiaus, bet vieną kartą klausinėjau, kiek vis dėlto aliejaus supila ant žmogaus. Tai ten, labai daug, bet aš tikrai atrasiu, kad kur tas skaičius yra, bet mane nustebino, kad iki tiek reikia to aliejaus, jeigu norint įmirkyti tą kūną. Nes pagrindinis dalykas ajurvedoje yra, kad žmogus atsipalaiduotų. Tai yra pirmas. Ir vakarų žmogų reikia sustabdyti. Nes kasgi yra liga? Liga, mes jį suprantam, kada mes pradedam fiziškai negaluoti, pakyla temperatūra, galva skauda. Tačiau pagal ajurvedą liga ten turi įvairiausių daugybę stadijų. Ir kiek ten palauk, 6 ar 5 yra stadijos. Ir tik tai 4 stadijoje pasimato fiziniam kūne liga. Liga taip pat yra neharmonija žmogaus.
Ir vakarų žmonės yra totaliai įsibalansavę, ypač paskutiniuoju metu. Ir kodėl aš sakau sielos ir kūno atostogos, kodėl sakau, būtent sudedu šitos dalykus, tą materiją ir dvasinį dalyką, fizinį ir dvasinį dalyką. Todėl, kad mūsų kūnas tiesiogiai pavaldus mūsų mintim, mūsų jausmam. Ir jeigu mes gyvename viduje chaotišką gyvenimą, jeigu mes esame praryjame savo tas įvairiausias būsenas, visa tai eina į mūsų kūną ir virsta taip pat ama. Ama yra sanskrito žodis ama, ir kaip mano draugė Jolita mėgsta sakyti, visų lygų mama. Todėl, kad ama yra toksinai. Ir toksinai atsiranda ne vien tik tai iš to, kad mes netinkamai valgom, kad mes persivalgom, kad daugybė tų dalykų, kuo yra turtingas kabutėse vakarų pasaulis, ne? Bet ama atsiranda, toksinai atsiranda ir nuo mūsų minčių, emocijų, nuo mūsų streso, nuo mūsų skubėjimo, nuo mūsų nesugebėjimo atsipalaiduoti, nuo per didelės kontrolės gyvenimo, nuo per didelio planavimo ir nesugebėjimo būti dabarties akimirkoje. Todėl pagrindinis ajurvedos tikslas sustabdyti, tiksliau pančakarmos tikslas. Aš čia kartais tą naudoju, kartais tą, bet iš tikrųjų realiai turėčiau sakyti pančakarma. Tai yra būtent tas detoksikacinis procesas. Nuo pat pirmos dienos, kada žmonės atvažiuoja, iki pat paskutinės akimirkos, pradžioje žmogų sustabdyti. Nes kada žmonės atvažiuoja, jų mintis vis dar bėga, jų emocijos kunkuliuoja, jie nori dirbti, jie nori daugybę dalykų daryti. Jie nuolat skambinėja, bet kuo toliau juos apima pančakarma, kaip sakau, masažai, įvairiausios procedūros su žolelėmis, pilstymas kokoso vandeniu, pienu, aliejais, iš tokių ąsotėlių, įvairiausi įtrinimai su žolelėmis, visokie aplipinimai, aplikacijos ant kūno, ant veido, pirtis indiška, kaip tavo tik tai galva, kur garai tave irgi minkština iš vidaus, pradžioje ir pabaigoje, ne. Plius pati pradžia pančakarmos prasideda nuo gy periodo. Gy, turbūt teko girdėti, tai yra sviestas, lydytas sviestas, kuris yra gaminamas iš karvės pieno. Ir jisai yra lydytas, jisai laikomas auksu, šventų dalykų. Ir būtent gy sviestą geriama 3-5 dienas, priklausomai nuo laiko ir nuo organizmo užterštumo, geria žmonės atvažiavę tik į pančakarmą. Ir tai yra gy sviestas, kurio dozė yra nuolat didinama. Ir ten yra su žolelėm, bet vėlgi aš užbėgau šiek tiek, bepasakodama. Pirmas dalykas tai yra vizitas pas ajurvedos gydytoją, ne? Ir tas ajurvedos gydytojas iš pulso jums diagnozuoja, bet ne tik tai iš pulso. Jisai moka žmonės diagnozuoti iš viso organizmo. Tai reiškia, jis mato, kaip jūs vaikštot, jūsų eiseną, jūsų veidą, jūsų konstituciją, pasižiūri nagus, pasižiūri liežuvį. Ir jisai padaro tą anamnezę. Tai vyksta gana greitai, šiaip iš tikrųjų, nes patyręs ajurvedos gydytojas, tik pamatę žmogų vien iš eisenos gali pasakyti, nustatyti jo došą ir nustatyti jo, kokios problemos pas jį yra. Ir iš tikrųjų, tai pasakysiu apie tas došas, nes tai yra labai labai svarbu. Yra 3 došas. Iš tikrųjų, ajurveda remiasi 5 elementais. Ajurveda remiasi, kad ir žmogaus kūnas yra 5 elementų sandara, kaip ir kosmosas iš 5 elementų. Ir būtent tie elementai atsispindi došose. Tai yra pirma doša, aš taip sąlyginai vadinu pirma, tai yra vata. Ir vata tai yra oras, jeigu tai pasižiūrėjus. Tai yra žmonės, kurie iš tikrųjų labai pas juos mintis greitos, jie labai greitai, jų atmintis gali būti labai trumpa, jų konstitucija tokia tarpinė yra. Daug tokių visokių yra dalykų, bet iš esmės
jie labai tokie neturi tos savo, kaip rusiškai stiržin, stuburo to vidinio, ne, vidinės ašies, jos emocijos išbalansuoja, jie greitai pasiduoda kažkam. Ir yra manoma, kad būtent 80% ligų turi vata, ir daugiausiai iš 3 došų. Ir tai yra, kas dar ten yra, toliau yra pita, ne? Pita tai yra ugnies elementas, kada pas žmonės yra daug ugnies. Jie greitai užsiplėskia, jie ten, pas juos, pavyzdžiui, jie labai blogai jaučiasi karštyje, vasarą, ir jiem yra sunku susikoncentruoti taip pat. Jie, toks tipažas, bet jų konstitucija yra labai, gali būti liesa, arba harmoninga, bet daugiau liesesnį tipą. Ir vata yra daugiau į tokį liesesnį tipą, harmoningi, kaip, nežinau net kaip pasakyti. Ir kapa tipas, ne, jisai yra žemės elementas. Tai yra labai sėslūs žmonės, šiaip iš prigimties. Jie linkia užstrigti ir giliai kapstyti ir būti ten. Jų konstitucija bus tokia sunkesnė, masyvesnė. Ir jie greitai svorio priauga. Jie mėgsta saldžiai, jie mėgsta mėgautis, jie truputį tinginiai yra. Bet būtent šita doša turi mažiausiai ligų. Prieš tai nepasakiau, pita yra 40, o čia tai, pita yra 60, o čia yra 40 maždaug ligų priskaičiuojama kiekvienam tipui. Tačiau noriu pasakyti, kad nėra vieno elemento, nėra vieno. Dažniausiai tai yra dvigubi elementai. Ir manoma, kad žmonės, kurie turi 3 elementus harmoningus, tai yra labai laimingi, palaimingi žmonės, bet tokių žmonių tikrai nėra labai daug, nes čia jau yra harmonija, tai reiškia, kad visos mūsų dalys yra susiderinusios, kad tai yra idealūs tokie, sakykime, idealūs žmonės, kurie neserga netgi turbūt, ne? Idealus, netiesioginė prasme, bet pagal Ajurvedą tai yra idealu, kad yra visos 3 došos. Ir iš tikrųjų pagal Ajurvedą, kodėlgi žmonės susirga, tai yra pirma priežastis, kai atsiranda liga, kada organizmas įsiderina, kada trūksta harmonijos, kada sutrinka 5 elementų apykaita žmoguje. Antra priežastis tai, kada virškinimo ugnis sutrinka. Tai pavyzdžiui, pas pitą yra labai gera virškinimo ugnis, todėl jie yra į liesesnį tą tipą, o kapą pas jos virškinimo ugnis dažniau yra šiek tiek sutrikusi. Todėl trečioji priežastis yra, kada kūno atliekos nepakankamai pasišalina, nes pas žmogus yra toks, tiek jo energetinė sistema, tiek jo fizinė sistema yra tokia, kad jisai ir kaupia, ir atiduoda. Tai, ką mes suvalgom, tą atiduodam. Ir kokius jausmus patirime, mes juos turime ištransliuoti, išskleisti ekologiškai. Jeigu žmogus, kaip čia pasakyti, į tą dvasinę pusę labiau linkęs ir supranta tos dalykus, jisai tikrai nedarys neekologiškų transliavimo emocijų, kada išsitaško, tada supranta jisai, kad visą tai vis tiek sugrįžta. Tačiau mes turime suvokti, ką mes jaučiam. Mes turim suvokti, ką mes mąstom. Nes, kaip minėjau, tai irgi kaupia toksinus. Ir iš tikrųjų, jeigu tai neišeina, tai taip pat pakrinka virškinimo ugnis. Ir iš tikrųjų nepasišalina tie dalykai. Tai iš tikrųjų šitie tipai yra tokie irgi sąlyginiai, bet kada atvažiuojame į kliniką, kada mūsų gydytojas diagnozuoja mūsų tipus, mums paskiria gydymą. Pirmas periodas G periodas, kaip minėjau, tada antrasis periodas yra, kada mes valgome restorane, iš meniu įsirenkame pagal savo došą maistą, tai yra gydymas maistu. Toliau yra gydymas, vyksta per ajurvedinius preparatus, per jogą, kuri yra dalis, per pirtį, kaip ir minėjau, pirtis taip pat įeina visą tai. Ir kas ten dar yra, kas ten dar, masažai ir visos tos procedūros. Ir tų masažų iš tikrųjų, aš labai noriu pabrėžti, kad pančakarma tai nėra spa. Tai yra gydymas.
Bet tai nėra toks gydymas, kokį mes įpratę patirti vakarų, tai tradicinėje medicinoje. Nes ajurveda yra tradicinė indų medicina. Tradicinė. O alopatinė, ta vadinamoji medicina, kokia pas mus yra tradicinė, ten yra netradicinė. Tačiau dėja turiu pastebėti, ką pati matau, vaistinių ant kiekvieno kampo dygsta ir iš tikrųjų tradicinių cheminių vaistų poreikis ir vartojimas toj pačioj Indijoje taip pat didėja, nes jie užsikrečia tom pačiom ligom kaip ir vakarų žmonės, nes perima vakarų kultūros mąstymą ir perima turbūt ir kažkokias ligas. Tai tiesiog tai yra natūralu, kad pasaulis apsikeičia, vakarai suteka į rytus, domėjimasis rytais, rytai teka į vakarus ir taip atsiranda tas yin ir yang, tas juoda balta, kada susijungia ir tai yra harmonija. Tai yra viskas gerai, balansas. Tai šitiek aš norėjau pasakyti apie patį principą, bet tų masažų, žinokite, iš tikrųjų, dėl ko kai kurios moterys sako jau po kelių dienų, tenai po kokios savaitės, kad atrodo jau laiko praėjo mėnuo koksai. Nes tie masažai trunka nuo 3 valandų, nuo 2,5 minimum, bet jau aš neatsimenu, kad tiek būtų, iki 4 valandų ir netgi su pusė. Tai jūs įsivaizduokite, kiek dienoje to yra. Taip pat noriu pasakyti, kad daugelis, kas įsivaizduoja, kad pančakarma tai yra nuvažiuojam į pietus, tenai į Indiją, ten vandenynas už 800 metrų ir mes jau ten maudomės ir mes jau deginame saulėje, baseinas yra viskas. Pagal ajurvedos sampratą, žmogus, kuris atlieka pančakarmą, jisai turėtų būti ramiai, per daug nejudėti, todėl visi kokios ekskursijos didesnės, kažkas į tokio, tai geriausiai, kad tai būtų iki pančakarmos ir kad žmogus jau atvažiuoja ir jisai tiesiog atsipalaiduoja ir būna su savim. Tai gali būti pirmas kartas, kada žmogus iš tikrųjų realiai būna su savim, nes mes bėgam ištisai nuo savęs, mūsų gyvenimo tempas, mūsų poreikiai, mūsų planai, mūsų siekis rezultato, mūsų noras kontroliuoti gyvenimą, save, kitus, mus priveda prie to, kad mes niekada nebūnam su savim, nes mums su savim nuobodu, nėra ką veikti. Todėl reikia duonos ir žaidimo. O pančakarma iš tikrųjų sustabdo žmogų ir sako, sustok, pasižiūrėk į save, pagalvok apie tai, kas pas tave vyksta, galbūt tau reikia tiesiog nurimti ir viskas tiesiog stos į savo vietas. Tai tiek yra tų dalykų, kurie... Ir dabar dar kartą užakcentuosiu, kad pančakarma turi 3 stadijas, tai organizmo paruošimas, tai tas GI periodas, toliau valymas, tai yra, užmiršau pasakyti, bet tai nėra žarnyno valymas, kaip supranta žmonės daugelį, tai yra purgation day, taip vadinasi, kada tą dieną nieko. Bet ir tai GI periodo metu taip pat žmonės nieko beveik nevalgo, labai mažai, ant vandens virti ryžiai, šiek tiek virtų daržovių irgi sviestas pusryčiam ir imbierinė arbata, viskas. Ir taip 4-5 dienas, taip kad svoris krenta savaime. Bet kai pradeda valgyti, tai paskui vėl tas svoris šiek tiek sugrįžta, bet jeigu laikomasi visko to, ką sako gydytojas, tai tada viskas būna gerai. Tai va, ir būtent dėl to organizmas, kada toksino atsikrato, jisai gražiai, jisai jaunėja ir pamatysit, kas važiuos, kaip atsijaunina žmogus savo paties akise ir kitų akise. Tai va, nes tai yra pašalinis pančakarmos poveikis, tai atjaunėjimas. Ir toliau yra tas purgation day, kada yra geriama tam tikras žolelių nuoviras su kuo? Su GI sviestu, dar su kažkuo ir tada išsivalymas organizmo vyksta, kaip jūs suprantate, tokiu būdu ant klozeto. Ir toliau yra atstatymas, nes negalima žmogus paleisti neatstatytų, vėl atstatomas jisai paskui. Yra vartojami ir įvairiausiai ajurvediniai preparatai. Va. Ir ką aš dar čia norėjau pasakyti apie tai, kad jeigu kokie požymiai, tarkim, išduoda, kad jau žmogui galbūt reikia ar tokios ar kitokios detoksikacijos,
Tai tingumas toksai perdėtas, kada depresinė nuotaika lengva tokia. Karščiavimas gali būti, atminties sutrikimai, kūno maudimas, sutrikęs miegas, mieguistumas, dieną jaučiasi mieguistas, pykinimas, nuolatinis vidurių užkietėjimas, dujos, apnašos ant liežuvio, burnos kvapas, prakaitavimas, šlapimas drumstas, papilkėjusi oda, jausmas tarsi ne mano veidas, aš savo negraži, kaip dažnai moterim būna, dažnai peršalimai, dirglumas, ištisai kažkas tai erzina ir panašiai ir panašiai. Tai va štai tokie yra tie visi svarbiausi dalykai. Ir dar norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų tradiciniai pančakarmoj yra 5 veiksmai atliekami, tradiciniai. Ir iš karto noriu užbėgti už akių, kad daugumoje klinikų, net ir tokioj tradiciniai pančakarmos klinikoj kaip ši, jau nebėra kraujo nuleidimo dėlių pagalba. Aš tokių bent mūsų klinikoje nėra, nors yra tokių klinikų dar likučiai, kur tai daroma. Taip pat, kas ten dar yra. O šiaip tai pavyzdžiui, vėmimas, kurį sukelia pienas su žolelėm, jisai yra ir šitoj klinikoje. Aš jo niekada neišbandžiau, man neskyrė jo. Bet aš ketinu šį kartą išbandyti, nes girdėjau, kad labai efektyvu, ypač kada yra žarnyno, skrandžio kažkokie tai dalykai. Ir šiaip mes visko ten turim viduj ir per vieną pusę, ir per kitą pusę visai galimas toksai geras išsišvarinimas. Tai va, toliau yra nesakysiu pavadinimo, nes neištarsiu, žarnyno valymas, tai kaip ir minėjau, su gysviestu, toliau nosies ertmių, veido daubų, kaktos plovimas, tai čia ir širodara, tas legendinis aliejaus lašinimas į 3 akį, ir kitos procedūros, ir klizmos taip pat yra, didesnės, mažesnės, skiria kiekvienam pagal poreikį, ne visiems skiriam, ir, kaip sakiau, nuleidimas kraujo dėlėm, bet tai jo irgi nebėra. Nes, kaip ir minėjau pradžioj, pančakarma taip pat šiek tiek mutuoja, tai šiek tiek keičiasi, atsižvelgdama į šiuolaikinių žmonių poreikius, ir galbūt kai kurių dalykų ir nebereikia, kai mūsų žmonės irgi ne viską priima, bet žinokite, visko galima atsisakyti, jeigu nenori klizmų, irgi galima atsisakyti. Taip kad viskas yra humaniškai, bet iš tikrųjų šitoje klinikoje man patinka tai, kad jinai vis dėlto laikosi tradicinio gydymo, ir šita klinika turi Indijos vyriausybės apdovanojimą Žaliasis lapas, Green Leaf, man atrodo taip vadinasi, už tam tikrų tradicijų laikymasi ajurvedos, ir populiari klinika tarp vakarų žmonių, labai nuolat sutinku žmonių iš Prancūzijos, iš Vokietijos, iš kitų Europos šalių, ir jie važiuoja ne po vieną kartą, metai iš metų. Tai irgi liudija, kad turbūt tai yra gerai, man tai irgi tenai patinka. Ir šalia yra visiškai kitokių klinikų, visiškai šalia, visiškai ant vandenyno kranto, kur labai gražu, labai išpuoselėta aplinka, masažų kur kas mažiau, daugiau yra poilsiui, relaksui, daugiau į spa panašu, irgi kai kurios procedūros ir ajurvediniai preparatai. Taip pat ir klinikų kainos yra skirtingos. Iš tikrųjų yra tokios labai brangios, somatyrom vadinasi, ant vandenyno kranto. Tikrai labai brangi klinika. Ir šita mūsų vidutinio brangumo klinika yra, ir tęstinumas yra gydytojų šeima, kuri nuo senų laikų ajurvedos gydytojų tęsia tas tradicijas. Tai va štai į tokią vietą mes važiuojam. O mano tikslas buvo, pasakysiu tik trumpai, kam įdomu, galite man rašyti, aš atsiųsiu ir informaciją, bet tikslas mano šiandien buvo papasakoti apskritai, kas tai yra ajurveda, kuo jinai skiriasi nuo mūsų vakarietiško suvokimo apie gydymą, kas yra pančakarma, kaip jinai žiūri į žmogų, kad jinai žiūri kaip į visumą, kaip 5 elementų visumą, ir kad žmoguje viskas turi būti gražu, kaip ten sakė kažkoks klasikas, kad kaip danguje, taip ir ant žemės, ir kūnas, ir vidus yra tas pats. Ir tikrai dar daug nesiplėsdama noriu pasakyti, kad kai aš kažkurį kartą buvau, aš patyriau mistinę patirtį būtent pančakarmos metu, nors ten ezoterikos visiškai nėra, absoliučiai nėra. Bet tai buvo kažkas tokio, kaip gimimas iš naujo, tai buvo toks pojūtis, kad
iš tikrųjų net sunku patikėti, kad galima jį patirti, nes vis dėlto kūnas masažo metu, patyrusių masažistų pirštai, jie išlaisvina daug užspaustų dalykų iš žmogaus ir išeina daug patirčių, netgi praeiti gyvenimai gali duoti žinoti apie save. Tai 3 dieną rugsėjo, tiksliau 2 rugsėjo mūsų numatyta kelionė. Jeigu 10 dienų 15 dieną grįžtama, jeigu 14 dienų 19 dieną. O visa kita, jeigu norėsit, jeigu jausit, kad tikrai jums to reikia, jeigu tinku aš, neturiu tikslo kviesti visų, tikrai kiekvienam savo. Bet jeigu kažkam labai reikia, važiuokim kartu. Iki.